Skaudus pralaimėjimas, sveikinam Panevėžį su pergale. Vertinant kėlinius, sakykime taip, galbūt pirmas kėlinys. Po pirmo kėlinio identifikavom tai, kur pas mumis yra problema, kuomet Panevėžys bandydavo sudaryti persvarą, ypač aikštės vidury, kuomet iš puolimo grandies nusileisdavo vienas iš jų žaidėjų. Ten pas mumis tokie šiokie, sakykime taip, nesutarimai ir sakykime taip, galbūt į mūsų pusę daugiau mažiau ir aštrumo kilo iš tų vietų, bet aišku, tas greitas praleistas įvartis ir energetika pas Panevėžį buvo, sakykime, daugiau mažiau, kitokia negu prieš tai, kuomet žiūrėjom prieš tai 3 rungtynės. Bet tai viskas suprantama, viskas aišku, pasikeitė treneris vyriausias, visiems akis dega, noro daug parodyti save, bet mes, žinot, taip tam ir ruošiamės. Antras kėlinys, sakykime taip, galbūt daugiau mažiau nieko blogo nežadėjo ir galbūt šiek tiek daugiau jau teko ir kamuolį palaikyti, pavyko ir ramiau su kamuolį elgdavomės. Ir antram kėlinyje jau turėjom savus momentus, pataikėm 2 kartus į skersinį, bet kamuolys ne į vartų plotą, bet nuo vartų. Tai toks liūdnas mūsų vakaras šiandien Panevėžy. Dabar kitas rungtynės tik po 2 savaičių žaidžiate, tai koks dabar planas? Paprastas planas dabar, vaikinam duoti poilsio, nes po tokio maratono laukia dar įdomesnis maratonas. Žaidėjų gausa irgi negalim pasidžiuginti, nes toks jausmas, kad ateina, bet ir vėl žiūrim, kad treniruojamės kaip mini futbolo komanda, žaidėjų kiekis. Aišku, džiugu tai, kad ir Eligijus šiandien išėjo, ir Deividas išplaukęs gavo 6 minučių, bet jie gali žaisti tik tai atitinkamą kiekį laiko, tik nedaugiau. Tai va.